Tai sveiki visi. Šiandien svečiuose turime 2 E klasės mokinę Kamilę. Tai labas Kamilė. Ir ar gali trumpai papasakoti apie save ir šiaip, kaip leidi savo laisvalaikį? Tai aš esu Kamilė. Ir mėgstu kurti, mėgstu daug dalykų, mėgstu sportuoti, daug ką moku, daug ką darau. Tai savo laisvalaikį praleidau gan paprastai, sakyčiau, bet ir tuo pačiu metu įdomiai. Tai aišku, visų pirma mokykla, tada po mokyklos draugai arba namai, tada namuose kūryba, dizainai, arba tiesiog pasileidžiu kokį filmą pažiūrėti. Būna taip, kad dažnai susiplanuoju nuvaryti kokią parodą ar dar kažkas panagrinėti. Tai tu esi išbandžiusi labai daug hobių ir šiaip jų labai daug pakeitusi. Tai ar gali išvardinti, kokie jie ir kiek jų buvo? Tai hobių buvo tikrai daug. Viskas prasidėjo nuo gimnastikos ir gimnastikos būrelį pralankiau nedaugiau nei metus. Tada perėjau prie hip-hopo, tai gatvės šokių. Pralankiau ganėtinai ilgiau tikrai negu gimnastiko, 2-3 metai. Ir tada irgi kažkaip neprilipo, kažkaip atrodė ne man galbūt. Norėjosi kažko aktyvesnio. Tai buvo tokių metų gal gepas, kur galvojau, ką čia daryti, kur čia dėtis. Ir atradau gal tada dar labai unikalią tokią sporto šaką laipiojimą. Ir, jinai tikrai nebuvo tokia žinoma kaip dabar jau. Tai va. Pagalvojau, galbūt visai man. Tai va. Pradėjau lankyti, palankiau tenais kokią savaitę, 2. Ir buvo pačios pirmos varžybos. Per pačias pirmas varžybas aš ten labai blogai pralipau, nusivyliau savimi ir galvojau, kad viskas, nebelaipiosiu, tikrai viskas, nebenoriu. Bet pasirodo ne. Mano tas nusivylimas pasikeitė į tokį, užsivedžiau aš ant to sporto. Dar labiau noriu. Jo, tai va, užsivedžiau ir pralankiau 8 metus iki praeitų metų. Iki praeitų metų ir kažkaip, teko atsisveikinti, nes nusprendžiau, kad kažkaip gal norisi pailsėti biškį ir tikrai tikiu, kad karjeros ant to nepastatysiu, tai tikrai kaip hobis, o laiko išeina belenkiek ant laipiojimo ir ant kelionių, ir ant treniruočių, ir ant visko. Taip pat buvau Lietuvos rinktiniai, tai tikrai visko buvo apkrova didelė. Wow, tai aš kažkaip nusprendžiau, gal kažkaip reikia po truputį mažinti. Tai va. Bet tikrai nesigaliu, kad tiek daug ir ilgai pralankiau. Taip. Tai o kodėl bandai tiek daug veiklų? Kas čia yra? Tu čia savęs ieškai ar kaip? Iš tikrųjų tos veiklos, galbūt savęs ieškojimas, lygiai taip pat norisi atrasti kažką savo, kas tinka, kaip ir žmogui ir kas galėtų atvesti kažkokių naujų patirčių duoti ir gal kokių tiesiog išbandymų gyvenimiškų. Tai tau jos duoda patirtį, iš esmės, tas visas veiklas. Taip. Tai žinome, kad dabar užsiemi stilium, dizainu, rūbais. Tai kas tave iki to atvedė? Tai negaliu sakyti, kad kažkas labai atvedė. Gal čia buvo toksai irgi, kaip pastebėjau pati, kad patinka kažkokios skirtingos kultūros, patinka stilistika, skirtingai įvairi. Pradėjau sekti šiaip žmonės Instagrame, kurie tenais kuria savo dizainus, dizaineriai yra. Ir daro tai labai paprastai, tiesiog norėdami tai daryti, daro, nes nori, tai nebūtinai net pardavinėja, ar tenais dar kažkas tiesiog daro, nes tai yra jų kūryba. Ir tai yra, drabužis yra savotiška drobė. Tai man tiesiog pasirodo tai labai gražu ir aš taip irgi kažkaip užsikabliavau, pradėjau irgi kurti savo. Tai viskas prasidėjo nuo maikučių, džemperių ir taip dasitęsė iki tokių unikalesnių drabužių. Tai tokių vienetinių, kur, tenais, pavyzdžiui, yra kelnas ir ten kažkaip jas papuoši, pagražini, tenais kažkokia grafika atsiranda ar dar kažkas. Tai O turi savo mėgstamiausią drabužį, kur tu padarai ir tau jis labai patinka? Greičiausiai šitos kelnes, su kuriuom esu dabar, bet jos yra baltos ir jos labai išsipurvino, tai dar vis ieškau išeities, kaip jas atgyvendinti ar išgyvendinti. Taip. Ir tada, kokia yra tavo didžiausia svajonė?
Didžiausia svajonė, net nežinau, tiesą sakant, bet manau, kad daryti tai, ką aš mėgstu, tai, ką noriu daryti, jaustis gerai tai darant, būti tokioj savitoj, geroj, ramioj, komfortiškoj aplinkoj, kur jaučiausi pati visiškai aš, visiškai sava ir turėti gerą karjerą. Labai smagu. Tai ačiū tau labai už pokalbį, buvo labai malonu su jums susipažinti ir ačiū klausytojams ir manau iki kitų kartų. Iki.